Ninh Binas tai viena iš įspūdingiausių vietovių Vietname, garsėjanti kvapą gniaužiančiais kalkakmenio kalnais, ryžių laukais ir istoriniu paveldu. Miestas įsikūręs 100 km į pietus nuo Hanojaus, todėl tai populiari kryptis tiek dienos, tiek savaitgalio išvykoms. Mes pasiliksime šiek tiek ilgiau su tikslu aplankyti vietovės esančias ir už šio miesto ribų. Todėl likite su mumis. Tai labas rytas, vakar buvo ganėtinai ilga diena, grįžom vakare, pavalgėm vėl ten pat, to pačio maisto kažkas valgė ir šiandien atsikėlėm, susidėjom daiktus ir iš Saigono vykstam į Hanojų. Tai skrisim porą valandų ir iš ten važiuosim į Ninh Biną. Kelionė užtruks irgi gal maks 3,5 valandos, 3 valandos 30 minučių, tai pasakysiu. Tai nusimato vėl ilga diena, neproduktyvi, išnaudota visiškai niekam, vlogai nejuda, bet kelionė tęsis. Keliavimo diena vėl prasideda, paliekame apartamentus ir vykstame į oro uostą. Atskridus į Hanojų lipame į autobusiuką ir vykstame iki miesto. Ten persėdame į kitą ir važiuojame toliau. Pavažiavę toliau persėdame dar į kitą autobusiuką. Viską diktuoja vairuotojas, todėl tik vykdome įsakymus, per daug galvoti nereikia. Ir taip praleidžiame nei daug nei mažai 7-8 valandas keliaudami iki Ninh Bino. Anksti kilom ir keliavom plaukti tarp ryžių laukų ir urvų, kurių panorama išklota ant visų turistinių stendų. Vaizdas daug žadantis, tad pažiūrėsim, ką mums pasiūlys.
Labas rytas, sveikinamės iš Tomsots upės, kažkaip gal kitaip vadinasi. Na, esmė, kad pasimėm čia valtį, tokį kaip ir turą, 2,5 valandos. Praplauksim upę, pamatysim urvų, šventyklų. Šiaip šitam regione, Ninbine, yra gal 3-4 vietos tokios, kur plaukiam su laiveliu ir ieškom šventyklų. O dar vienas įdomus faktas, tai kad čia mus irkluoja su kojomis. Gan keistas dalykas, bet jiems tai patogu, čia tokia tradicija. Tai tiek. Pasiplaukiojam ir su geltona transporto priemonė vykstam iki pirmo objekto. Sveiki, mėly žiūrovai. Sugrįžtam su šventyklų turu. Pasiplaukėję po upę, privažiavom pirmąją šventyklą. Važiavom kokią 15 sekundžių. Šioje vietovėje daug urvų, tad ir šventyklos įsikūrusios juose. Mes viršui.
Geriausias laikas kelioniai į Ninbin yra balandžio-birželio mėnesiais, kada viskas žalia ir atsiskleidžia visų gražumu. O keliauti patogiausia dviračiu arba motoroleriu, kaip ir patys matote, vaizdų aplinkui netrūksta. Buvome išleisti prie laiptelių, gavome nurodymą, kad mūsų lauks kitoje pusėje. Tai reiškia, kad turėsime eiti per urvą. Apie klaustrofobiją niekas nieko neklausė, nelabai jie čia varginasi, išleido ir nurūko. Tunelių sistema. Pametė žmogų. Leidžiamės toliau. Arba kylam. Gilus atodūsiai. Čia jau Vietnamo karo tunelių prasidėjo. Išgyvenai? Šiaip ne taip. Išlindę iš urvų vykstame į paskutinę šventyklą. Laura gavo apsirengti. Tik boba. Vyram nereikia. Laura boba. Oficialiai. Šventyklose radome stendus su priežasties pasekmės dėsniais. Kai kurie galbūt teisingi, bet tokie kaip laiko švaistymas žaidimams sumažina tikimybę atgimti žmogumi, per daug žvejosi, kitame gyvenime turėsi burnos opas tave išduos, švaistysi laiką kelionėms, ateityje susidursi su judėjimo problemomis ir taip toliau. Keistoki įsitikinimai, bet per daug nesigilinam. Tiek įdomu. Nėra oro. Laura atrodo taip, aš atrodau taip. Po ekskursijos Fo sriuba šiek tiek pailsėjome,
Pasiėmėme motorolerį, iškart užsipylėme kuro ir pavakarieniavome. Tokia ta mūsų diena. Tai labas rytas, laba diena, labas vakaras. Tai vakar paturistavom šiek tiek čia, pasiėmėm motorolerį ir šiandien tęsim, ką planavom čia padaryti. Tik esmė ta, kad vakar ganėtinai blogai jautėmės, kad ir kai atskridome į Hanojų, čia labai toks rūkas, smogas labai laikos. Ir šitą miestelį irgi toks, atrodo, gal slėgis, kur tiesiog prie žemės traukia. Ir šiandien atsikėlėm ir galvojom galimai, kad apsinuodijom maistu. Nes yra tam tikri simptomai. Tai žiūrėsim, kaip šiandien mums seksis. Tikimės, kad nieko blogiau nebus, bet savijauta ne pati geriausia. O Vietnamas pats neapsilankys, tai turim susiimti ir pavaryti. Šiaip netaip radom parkingą. Kažkokią nesąmonę. Rodė navigacija visiškai kitur, ten iš kitos pusės privažiavom. Vienas rodo ten parkingas, kitas ten. Jau prie pagodos buvom realiai. Tai kažkur šiaip netaip, tai ženklai labai tokie, kur vos ne kas 2 kilometrus, tai net neina supras, jeigu netaip nuvedu navigaciją, tai... Tai šiaip... Tiesiog rankom rodo, kairė, dešinė. Vienas į vieną pusę, kitas į kitą rodo. Bet pasiekėm. Šiaip netaip. Važiuojant su motoroleriu vaizdai gražus, tai platus keliai, tai bent tiek. Va čia yra toks visas kompleksas pastatų. Tai mes buvom atvažiavę iš kitos pusės prie 40 kažkas tokio. O parkingas yra visiškai viršuj ten. Ir tu turi imti būtinai mašinytę, nes tu neprivaikščiusi tiek. Aišku, įmanoma, bet atrodo, kad specialiai padaryta, kad šalia nėra parkingo ir turi iš kažkur imti. Įdomiai. Tai gali būti 1,5 iki 2.
Tai pasiėmėm bilietus už 500 000 2 žmonėm, įsiūlė biškį brangesnį paketą, bet kad mažiau vaikščioti reiktų, daugiau važinėsim su mašiniuku, nes čia labai didelis plotas, tai daug paprasčiau bus ir sutaupysim laiko. Juokinga, kad visam mieste ir šalyje pilna kūjų ir pjautuvų, o čia atvykus matom ir svastiką. Biški priešinas vieni kitiem, bet čia ale saulės ženklas. Gala, Laura. Bai Din pagoda tai viena didžiausių budistinių šventyklų Vietname, įsikūrusi 25 km nuo Ninh-Bino. Šis kompleksas jungia senąją šventyklą ir modernę, senoji yra įsikūrusi Bai Din kalno šlaite, o modernioji sudaro pastatų kompleksą, kurio plotis siekia 700 hektarų. Tai atvykom į dar vieną halę ir už manęs yra Budos statula, 10 metrų aukščio ir net 100 tonų. Ši statula yra pastatyta iš bronzos ir yra viena didžiausių Azijoje. Iš šio tipo tai yra didžiausia. Ir ar jūs čia irgi jaučiatės kaip parduotuviai? Sausainiai, pamelai, dragon fruitai. Ir dar Laurai teko apsirengti vėl. Mane praleido. Eilinį kartą. Neklauskit kodėl, bet gavom pamirkyt kojas. Labai keistas jausmas tai atlikti šventyklų komplekse.
chụp thêm một kiểu. Chụp trước. Đặt xuống. Chụp mấy tay. Chụp Mở điện thoại chị. Ôi, thấp đúng lên lách. Bà này. Ôi rồi thấp quá, chụp làm gì? Này. Rồi, em đứng, em chơi cái này đấy. Tí nữa đứng sang rồi đấy. Chị em chụp với bác Tây anh nhưng phải đứng lên kia, chụp đi phát nữa. Bác ngoại chụp một kiểu. Không ạ. Chụp với chị kia. Mấy kiểu rồi. Mệt rồi. Chịu ăn. Được. Đi. Nào. Chị ơi, em hay chị ơi. Sáng á? Đứng rồi. Đứng không? Đi. Đầu tiên đây. Này. Cùng cô gái nhanh lên chị Sim. Sim ơi. Sim. Ką tik sutikom gyvatę. Turbūt pirmą šitą kelionį, kad tai pasitaikytų gyva. Ir ten yra ta raudona bačka ir aš ėjau ir kažkas sudėjo ir atsisukau ir jinai mane atsisuko. Ir mes dabar nežinom aryti, nes mes nežinom kokia čia ta gyvatė, ar jinai pavojinga ar nepavojinga. Bet toli nenubėgau, jeigu ten kažkur prie laiptų yra. Tai ieškau apėjimo. Bet taip bėgus dar nebuvau. Bandom greit pravaryti. Tik kad čia labai statu. Čia praslyst reikia. Ne. Va, priėjom. 13 aukšto akmeninis bokštas siekia 99 metrus ir jame saugomos šventos Budos relikvijos iš Indijos ir Mianmaro. Šventyklos patiko, dėja neaplankėme visų, turbūt reiktų kokių 4-6 valandų. Pėsčiomis vaikščioti nerekomenduojam, nebent užsukant tik kelias vietas. Visgi jaučiasi, kad turas labiau orientuotas į naująjį šventyklų kompleksą, senąjį taip ir paliekant kalno pašonėje. Ir ekskursijos pabaigai ilgiausias Azijoje arhatų skulptūrų koridorius, kuriame yra 500 unikalių arhatų, kiekvienas su skirtinga išraiška ir poza. O tiems, kas nežino, tai budizme arhatų vadinamas žmogus pasiekęs visišką išsivadavimą.
Čia jau man viskas, todėl šios dienos filmavimai baigėsi. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.